Tibeto pratimų rinkinys. Pirmas pratimas. Atsistokime tiesiai, įsižeminkime, įsitvirtinkime, suglauskime kojas, ištieskime rankas į išorę, kol jos bus lygiagrečios grindims, delnus atgręžkime žemyn. Kvėpuokime ramiai naudodami diafragmą. Būdami toje pačioje vietoje, lėtai sukime kūną pagal laikrodžio rodyklę. Galvos nenulenkime žemyn, laikykime akis atmerktas ir nukreiptas į žemę. Sukimės tiek kartų, kiek galime, bet sustokime, jeigu pajusime lengvą galvos svaigimą. Laikui bėgant galėsime suktis daugiau. Geriausia vengti pernelyg didelio sukimosi, kuris gali sukelti diskomfortą. Šią praktiką mes siekiame nusiraminimo ir stabilumo jausmo. Dabar pajauskime kūną, stabtelėkime, vėl ištieskime rankas ir dabar galime dėmesingai atlikti tą patį pratimą, sukantis į priešingą pusę tiek pat kartų. Neskubėkime, įsisąmoninkime savo kūną, atlikdami judesį savo mintis, emocijas. Vėl grįžkime į pradinę padėtį, įsižeminkime, pajuskime kūną, kvėpavimą. Antras pratimas. Lėtai galime atsigulti ant nugaros, galime padėti rankas šalia liemens ant grindų. Įsižeminkime, pajauskime kūną. Įkvėpimo metu truputėlį pakelkime galvą ir palenkime ją stumdami smakrą link krūtinės. Tuo pačiu metu pakelkime ištiestas per kelius kojas į viršų. Dėmesingai užfiksavę šią padėtį, pradėkime lėtai iškvėpdami leisti galvą ir kojas žemyn į pradinę padėtį ant grindų. Judesį kartokime. Gerbkime savo kūno ribas, praktiką atlikime tiek, kiek galime. Atlikdami judesį įsisąmoninkime mintis, emocijas, kūno pojūčius. Pakartojus pratimą 3-5 kartus, grįžkime į pradinę padėtį, atsipalaiduokime, pajauskime savo kūną, pajauskime savo kvėpavimą. Dėmesingai atsistokime, įsižeminkime, pajauskime save, savo kūną, kvėpavimą šią akimirką. Trečias pratimas. Stovėdami įsižeminkime, pakvėpuokime, pajuskime savo kūną. Dabar iš lėto galime atsiklaupti ant grindų, kelius padėti pečių plotyje, kvėpuoti ramiai, ritmiškai. Galime ištiesinti liemenį, padėti delnus ant užpakalinės šlaunų dalies, žemiau sėdmenų. Įkvėpkime ir nuleiskime galvą atgal, išlenkdami stuburą, kad atsivertų krūtinė. Iškvėpkime ir grįžkime į pradinę padėtį. Bandykime pratimą pakartoti 3-5 kartus. Atlikime pratimą tiek, kiek galima, gerbiant
įsisąmoninant savo kūno ribas ir pratimo metu, kiek išeina, įsisąmoninant kūno pojūčius, mintis, jausmus. Dar kartelį. Galva atgal ir iškvepiant grąžinkime kūną į pradinę padėtį, dėmesingai atsistokime, įsitvirtinkime, pajuskime kūną, pajuskime kvėpavimą. 4. pratimas. Pradėkime nuo kalno pozos, įsitvirtinkime, pajuskime savo kvėpavimą, savo kūną. Lėtai, dėmesingai atsisėskime ant grindų, ištieskime kojas tiesiai į priekį, pėdos pečių plotyje, padėkime delnus ant grindų šonuose, pirštai nukreipti į priekį. Patiesinkime liemenį, kvėpuokime ramiai, ritmiškai. Lėtai įkvėpkime ir švelniai loškime galvą atgal. Tuo pat metu pakelkime klubus ir sulenkime kelius, kol atsidursime stalo padėtyje. Įtvirtinkime raumenis, šiek tiek sulaikykime kvėpavimą ir po dėmesingos pauzės lėtai iškvėpdami grįžkime į pratinę kūno padėtį ant grindų. Kelis kartus įkvėpkime, iškvėpkime ir vėl kartokime judesį. Lėtai loškime galvą atgal, kelkime klubus, kelius ir iš lėto grįžkime į pradinę padėtį. Padarykime pauzę ir šį pratimą atlikime tiek, kiek galime. Nuolatos išlikime ryšyje su savo kūnu, gerbkime ir įsisąmoninkime savo kūno ribas šiandieną. Atlikdami pratimą, kiek išeina, įsisąmoninkime savo kūno pojūčius kintančius, savo mintis, jausmus. Ir dar kartą atlikime judesį. Kelkimės į viršų, po pauzės grįžkime į pradinę padėtį. Stabtelėkime, susitelkime į savo kvėpavimą, pabūkime taip. Tada dėmesingai galime atsistoti, neskubėkime, grįžkime į kalno poziciją, įsitvirtinkime, padėkokime sau ir užbaikime praktiką.